Tyli naktis, šventa naktis, viskas miega tik dar vis. Motinėlė ten budi viena, kūdikis su meile šypsena. Ilsisi miega ramiai, ilsisi miega ramiai. Tyli naktis, šventa naktis, pildos dieviška mintis. Viešpats tapęs mažų vaikelių, žada sieloms malonių gausių, savo šventų gimimų, savo šventų gimimų. Tyli naktis, šventa naktis, vyksta meilės paslaptis. Angelų giesmės skamba nakčia, nešdama piemenim žinią šią. Jau išganytojas čia, jau išganytojas čia. Sveiki sulaukę šventų kalėdų, mūsų viešpaties Jėzaus užgimimo šventės. Jau antri metai mes, broliai pranciškonai, Maltos ordino savanoriai ir Lietuvos televizija ir radijas organizuoja akciją Kalėdinė sriuba. Iš tiesų, šiais metais kalėdinė sriuba buvo verdama įvairiose Lietuvos miestuose. Daugelis žmonių ragavo, bičiuliavosi, dalinosi prie tos sriubos su savo draugais, ne vien skoniu, ne vien receptais, kaip gaminta ta sriuba, bet dalinosi bičiulystę, draugystę. Iš tiesų, ši akcija yra skirta tiems žmonėms, kuriuos mes pastebime galbūt tik per šventes. Maltos ordino savanoriai ištisus metus lanko vienišus, apleistus žmonės, senelius ir nuneša ne vien tik tai sriubą, bet tas aplankymas, tas buvimas su žmogumi yra dvasinis maistas. Ir baigdami šią akciją šiais metais dovanojame jums šį kalėdinį koncertą. Lietuvos televizija, atšventusi šiais metais savo 50-ąjį gimtadienį, sveikina jūs, savo ištikimuosius žiūrovus, draugus, bičiulius. Praleiskite šį koncertą ne vien klausydami, bet ir mąstydami, kad yra šalia mūsų žmonių, kuriems reikalinga mūsų dovana, mūsų aplankymas. Iš tiesų, nėra didesnės dovanos kaip meilė. Mums reikia meilės, bet meilė ateina per žmogų. Todėl ir Dievas tapo žmogumi, kad mes būtumėm žmonės, kad mes būtumėm Dievo vaikai. Taigi dar kartą, su šventomis kalėdomis ir šį šventinį kalėdinį koncertą kviečiu vesti Neringą ir brolį Arūną.
Labadiena. Labadiena. Labadiena, broliai Arūnai. Labas, Neringa. Aš manau, kad tikrai praleisime čia gražiausias mūsų šventės valandas kartu su nuostabia publika. Ir noriu pasakyti, kad šios akcijos, šio koncerto rengėjai, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Maltos ordinas ir Vilniaus Bernardinai šiandien tikrai nori, kad ši popietė būtų turininga ir prasminga. Šiandien prašysime jūsų, kad dar ir skambintumėt, aukodami savo pinigėlius. Ir jeigu jūs norite paaukoti 2 litus, skambinkite telefonu 1416. Jei norite paaukoti 5 litus, skambinkite telefonu 1417. Mes tikrai visi lauksime jūsų aukų. O dabar noriu dar pasidžiaugti, kad jau turime virš 40 000 litų. Ačiū ir laukiame tęsinio. Iš tikrųjų, rodos pinigai tiek tiek mes apie juos kalbam, galbūt jų siekiam, bet pinigai reiškia kartais labai paprastus dalykus. Meilę, atidavimą, dosnumą. Ir būtent taip Evangelijos šviesoji mes įžvelgiam Kalėdas. Meilę, dosnumą, atsidavimą. Na, o šiandien koncertas. Šiandien koncertas jums visiems. Jums koncertuos, iš tikrųjų drįstu pasakyti, patys geriausi Lietuvos atlikėjai. Ir jie jums dovanoja nuostabią šventę, atsidėkodami už visų jūsų dosnumą. Džiaugiamės, kad šiandien mus jungia ir muzika, ir meilė. Meilė prasideda mažų mūsų vaikelių, kūdikėlių širdise. Meilė yra visur aplinkui ir ją tikėdami mes rašome, kuriame muziką. Todėl koncertą norėčiau tęsti, pasikviesdama savo draugą Rafailą Karpį. Ir mes padainuosime meilės duetą iš Telebimbam roko operos Voro vestuvės. Išvaikštėtų tylos naktų, iš tikėjimo, kad esu vien tik tave menu. Susipynę svajų tinklai, paslapties ryto ežerai, negi viską jau pamiršai, aš vien tik tave menu. Ir vien tik tave turiu. Saulė aukštai, lygiai mums laimės padalina. Šviesą amžinai, aš žinau, tu žinai. Saulės ratu jungiasi meilė ir likimai. Būkim kartu, kur rasos žydi žaliai. Kiek dar daug neparodžiau tau, pasakyti neišdrįsau. Jau ramunė kitam krante, žiedlapius meta rūke. Iš vaikystės baltų dienų, iš žvaigždėtų tylos naktų, iš tikėjimo, kad esu vien tik tave menu. Ir vien tik tave turiu. Lygiai mums laimės padalina. Šviesą amžinai, aš žinau, tu žinai. Saulės ratu
ir likimai. Būkim kartu, kur rasos žydi žaliai, žaliai. Maltos ordino pagalbos tarnyba Lietuvoje kartu su Lietuvos radiju ir televizija bei broliais Bernardinais jau antrus metus rengia akciją Kalėdinė sriuba. Šių metų akcijos tikslas padėti neįgaliems, vienišiems senyviems žmonėms, kurie skursta, stokoja materialinės ir dvasinės paramos. Akcija Kalėdinė sriuba prasidėjo gruodžio 4 dieną Vilniuje ir tęsiasi kitose Lietuvos miestuose. Smagu, kad žmonės nebejingi, kad supranta ir stengiasi padėti vieni kitiems. O dabar siūlome prisiminti šios akcijos gerumo akimirkas. Iš tiesų, santykis. Ir Kristus kalba, jeigu tu nori atrasti tą ryšį, kelią, pas žmogų, tu turi nusileisti iki jo. Tikiuosi, jog ši kalėdinė akcija tęsis dar daugybę metų ir galėsime padėti žmonėms. Ar žinote, kam yra skirta ši akcija? Žinom. Tai gal galite pasakyti? Vargšams, visiems tiems, kuriems trūksta visko, maisto ar bendrai pagalbos. Ateikite paskanauti kalėdinį sriubos. Tai kam bus skirti pinigėliai surinkti? Visiems neturtingiems. Žinom puikiai, labai ačiū, gera sriuba. Mes padedame vargstantiems žmonėms, lankome juos per šventes. Stengiamės, kad aplinkiniai žmonės taip pat turėtų tokią šilumą, kurią jaučiame ir mes, ir stengiamės taip visiems parodyti. Manau, kad labai svarbiu metu jinai vyksta ta akcija. Tai gal ne tiek jinai labdaringa dabar, bet mes sušilbom savo sielas tiesiog šituo kalėdiniu laikotarpiu. Mes pasidarom jautresni ir labiau galbūt susikaupiam kalėdoms ir surandam laiko lėšų paremti tuos, kuriems tikrai tos paramos reikia. Labdara čia yra visiems su negale žmonėm, visokiem nenuskriaustiems, sergantiem, vienu žodžiu žmonėm, kuriems labai blogai tiesiog pasakęs, kur reikalinga būtina pagalba. Va šitaip. Manau, kad tai labai puikia akcija, kad tai puikia galimybė visiems žmonėms padėti alkstantiems seneliams, tiems seneliams, kurie neturi pinigų, kurie galbūt negali išeiti iš namų. Mes jauni dar to nesuprantam, apie senatvę negalvojam, bet manau, kad ši kalėdinė akcija pradžiugins kiekvieno senelio širdį. Mes už jūs, mes jūs palaikom. Tie pinigai bus panaudoti vargstančių, senų žmonių, stokojančių materialinių išteklių slaugai ir kitoms reikmėms. Bus verdama sriuba ištisus metus ir vykdoma akcija sriuba seneliams. Prašom sriubytės ir prašom šaukštą. Kaip sako, širdelė prie širdelės. Ir tos sriubelės paragavę galbūt, kad kiti jos turėtų. Čia į tą nedidelę dėžutę irgi ką nors įmesite jo. Kiek be būtų čia surinkta pinigų, manau, kad jie tikrai bus panaudoti tiems, kuriems labiausiai reikia. Labai gerai, kai žmonės, kurie gali aukoti, jie ateina ir aukoja ir tikrai yra galimybė, nes gal tikrai, kad kiti tiesiog neranda kur tą padaryti. O tiems, kuriems reikia iš tikrųjų tos sriubos, kurie negauna, jos irgi gerai yra. Mums sriuba gerai ir seneliam bus gerai. Skani sriuba. Ir visai negaila tos labdaringos aukos, kuri yra skiriama visai mūsų Lietuvos žmonėms. Ačiū Jums už to gerą sumanimą. Na kągi, šiandien turbūt kiekvienas dėl savo asmeninių visokių priežasčių dalyvaujame šitoje akcijoje. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien savo pasakiau iš pat ryto. Aš neklausiu kodėl šitie žmonės, kuriems mes aukojame, neturi, kodėl kažkam trūksta. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad galiu tai daryti atvira ir pilna širdimi. Ir labai norime su broliu Arūnu pasidžiaugti, kad jau paaukoti 8,000 litų. Vadinasi, mes jau artėjame link 50 000. Tai nuo koncerto pradžios. Taip, o mūsų telefonas
1416 jūsų auka 2 litai ir 1417 5 litai. Dainininkas, kurį dabar pamatysite ir išgirsite, ne pirmą kartą dalyvauja Lietuvos televizijos ir Lietuvos pranciškonų organizuojamuose labdaringose kalėdų koncertuose. Tad jūsų džiaugsmui nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vytautas Juozapaitis, jam pritars ansamblis Eglė ir daina Sužibo vilties žvaigždė. Dangui vilties žvaigždė, dvejonės dingo, džiaukis ir tikėk. Rytą dovanos be vargų kančių, mums kūdikėlis savo gimimu. 7 jūros plukdo žinią šią, pragydo paukščiai nuostabią giesmę. Džiaugias tūkstančiai tikinčių žmonių, tuo kūdikėlio mažo gimimu. Nerimas ištirps miglo, neliksi vienišas margoj minioj. Džiaugsmo odės sklis įvairių tautų, pasaulis šiandien džiaugias stebuklu. Pasaulis laukia to vieno kūdikėlio, kuris užaugęs ašaras pakeis juoku, neapykantą meilę, karą pakeis taika ir kiekvienas mūsų pamils artimą savo. O žodžiai vargas ir kančia išnyks iš mūsų atminties ir bus pamiršti amžiams. Sužibo jau dangui vilties žvaigždė, dvejonės dingo, džiaukis ir tikėk. Rytą dovanos be vargų kančių, mums kūdikėlis savo gimimu. Mums kūdikėlis savo gimimu. Šiandien mums sekasi atverti savo širdis. Aš tikrai esu nustebęs, nuo koncerto pradžios jau paaukota 16 000. Iš tikrųjų, šiandien mums šviečia vilties žvaigždė, Betliejaus žvaigždė. 3 išminčiai pašaukti jos skaidrumo, paliko savo kraštus ir patraukė pagarbinti gimusio vaikelio, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. O dabar jums dainuos skaidraus balso dainininkė Aistė Smilgevičiūtė, Tavo žvaigždė.
kažkur toli. Ten, kur žvaigždės žvelgs į tave iš arti ir jos tau kalbės už durų paslapties, suraski savo kelią, uždek savo